Kur. Va. Nu va, fain, dabar jau turim pasilabinimus dar iki įrašo. Susveiki perfekcionistai, labas vakaras, nes pas mus dabar toks vakaras prasidedantis, tai 6 valanda vakaro Lietuvos laiku. Kažkam nesakom labas vakaras, nes jeigu žiūrės kitos dienos, kitų metų, tai labas rytas ar laba diena, tai sveiki gyvi, bet kuriuo atveju. Malonu, kad čia esate. Tam, kas galbūt tiem, kas pirmą kartą ir žiūrit nebūtinai School platformoje, tai čia School platformos School bendruomenė, Mastering Awareness, mūsų savaitinis susitikimas bendruomenės narių ir tų, kurie pamatė, kad, o, čia žiūrėk, kažkoks įdomumas gali būti. Tai mes šiandien turime svečiuose Silviją. Silvija, labas, girdiesi, jo, viskas jau tvarkoja, tu girdiesi. Aš, žinai, Silvija, truputėlį apie tave rašiau čia mūsų bendruomenė, kad kažkiek esam pažįstami. Sustikom coachingo mokykloje ir Silvija tokiu žvilgsniu visą laiką žiūrėdavo, kur taip pat, okei, gerai, čia smalsu, čia tyrinėt reikia, čia turiu klausimą, čia apie tai, čia apie tai. Tai smagu, kad vat, ir praktikuojantys specialistai ir coachingu domisi. Vienas dalykas, kas labai faina, bet tu tuo, nu, kaip sakoma, ne tik tuo gyva, žinai, tu pati ir praktikuojanti terapijoje. Psichologija yra tavo, kaip čia dabar išreikėtų, žinai, antrą vardą, tada, žinai, šalia prie to įdėt. Ir tų temų labai daug pas tavai yra. Ir viena, kuri užmatyta, tai buvo kalba apie perfekcionistą. Ogi nepaslaptis, kad daug kur profesijų, ypač vat, mūsiškoje tokioje kaučinginėje dar buvo ta dalis, kaip noras padaryti, kad viskas būtų gerai, kaip čia, žinai, padaryti tobulai, kaip dar kiti dalykai yra. O, tai tas gyvenimas perfekcionistų per tave turbūt ėjęs, perėjęs ne vieną kartą. Tai, žodžiu, šiandieną mes šitą valandžiukę ir skiriam tam, kad pasikalbėtume su specialistu, kuris gerai šitus dalykus išmano. Tie, kurie čia dabar esate tiesioginė transliacijos, galite į čatą rašyti klausimus. Turbūt turėsim laiko ir apie tos klausimus pasišnekėti, bet Silvija dar tada papildomai ir kažką mums papasakos, supažindins, gal kai kas iš to susidarys kažkokias tai išvadas. Ir, nu, ir matysim, kur tai mus nuves. Tai malonu, Silvija, dar kartelį, kad esi čia. Sveika atvykus į mūsų bendruomenę. Iš karto jau sakau, kad bus įdomu. No pressure, bet čia bus įdomu. Yeah. Yeah, Tai va, tai Silvija Petkevičiūtė, nežinau, kaip čia dabar plojimais, ne visiems bus girdėti, bet į eterį na jau išeiti. čia. Užuolaida Taip, atsidaro, taip, 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 taip. labai Na, teatrališkai. O, širdelės. Labai patinka man širdelės. Taip, tai su Povilu esam pažįstami, vat nuo coachingo. Ir faina, kad vėl mus keliai suvedė. Labai man artima su tavimi bendrauti ir vat smagu, gal taip skaičiu, bendradarbiauti, padiskutuoti įvairiom temam. Tai coachingą, kad ir esu baigus, tai neužima labai didelės mano profesinės ryties, jeigu žiūrint, kad tai tik coachingas. mhm. Aš mėgstu visą laiką domėtis, plačiau skaityti ir coachingas tapo tai tiesiog kaip dar vienas įrankis mano konsultacijose, ką aš galiu panaudoti, nes vieniem klientam vienokių sesijų reikia, kitiem po terapinio reikia ir kažko prasikaučinti, tai taip miksuoju, aišku. Tai vat faina ir pakalbėti apie tai. Ir einant plačiau į tą perfekcionizmo temą, aš mėgstu sakyti, kad perfekcionistai kitus perfekcionistus atpažįsta ir vat man būna, mes toks tokį atpažįsta ir žino. Tai vat man ir darbė būna, kad aš dažnai susitinku tokių perfekcionistinių atvejų, kur žmonės ateina gal spręsti perfekcionizmo reikalus, nes jau supranta, kad kažkas yra ne taip, o kartais mūsų darbe, dirbant vat, metus, du, turiu atveju, kur staiga tas perfekcionizmas išnyro. Ir vat, faina yra susižiūrėti ir su klientais, kad ir aš, kadangi irgi turiu tokių perfekcionistinių arba turėjau idėjų pas save, tai irgi smagu pamatyti, kad, nu, ne tu toks vienas esi, yra ir kitų žmonių, nu ir vat, pakalbėti, tai kas slypi už to perfekcionizmo, tai šiandieną vat, apie tai ir pakalbėsim. Nenoriu sakyti, kad esu jau tas žmogus, kuris pilnai viską žino šią temą, nes aš manau, šita tema yra tokia, kur galima kapstyti ir
vis kapstant, kaip nežinau, smegduobę, vis giliau eiti, nes yra daugybė temų ir sričių, kaip galima ateiti iki to perfekcionizmo. Aš kartais sakau, kad visi keliai yra toks posakis veda į Romą, tai gali būti visi keliai, kad gali vesti prie to perfekcionizmo. Bet šiandieną dalinsiuosi ne tik savo tokia darbinė patirtimi, kurią turiu iš to privataus darbo, iš tokio darbo su įmonėm, lektoriavimo pusės, bet ir iš tokios savo asmeninės patirties. Tai kartais pakviesiu vidury diskusijos padiskutuoti kartu, tai nesinori, kad kalbėčiau taip viena, matant tik Povilą, norėtųsi girdėti ir jūs, ir jūsų patirtis, tai galėsit arba parašyti, arba įsijungti mikrofonus, jeigu tam yra galimybė, ir padiskutuoti ir išgirsti, kaip yra jums. Nes ką aš mačiau savo praktikoje ir pas save, nebūtinai tas ir turi jum atsispindėti. Tai įdomu išgirsti tas įvairias patirtis. Tai kalbant apie tą perfekcionizmą, tai perfekcionizmas, aš manau, nėra tik noras siekti tam tikros kokybės, po jo yra toks ir gilesnis emocinis mechanizmas ir yra ne vienas būdas, kaip prieš tai sakiau, kad jisai gali pasireikšti, bet aš pabandžiau tokius gal 4 pagrindinius išskirti. Tai perfekcionizmas per kontrolę, tada per vengimą, per pakankamumo/nepakankamumo jausmą ir tada 4 galvojau, kaip čia pavadinu per socialinį spaudimą. Bet dabar kalbant, galvoju, ar socialinis spaudimas, ar socialinės normos, ar apskritai tas sociumas, kuriame mes dabar gyvenam, tai apie tai 4 vietoj pakalbėsim. Tai ir aišku, vėliau, taip mėgstu kartais struktūrizuoti savo kalbas, tai ir šitą diskusiją šiek tiek pastruktūrizavau, kad ir vėliau pakalbėsim, o tai ką su tuo daryti ir kokią mes tą kainą ir mokam to perfekcionizmo. Tai apie pačią kontrolę. Perfekcionizmas dažnai yra ne tik apie norą viską padaryti gerai, norą pasiekti tą tariamą tobulumą, kurio galbūt mes jau suprantam, kad ne visą laiką yra, bet kiek yra apie patį norą jausti ir turėti tą kontrolę savo rankose. Tai kai mes bandome sužiūrėti kiekvieną smulkmeną, suplanuoti visus kampus, viską numatyti į priekį, suvaldyti, mes iš esmės siekiam užtikrinti savo tam tikrą saugumą. Ir tada atrodo, kad, mes viską galime numatyti, mūsų nieks nepuls iš pasulų ir būsime saugus. Ir ta kontrolė, jinai tampa, toks kaip būdas sukurti iliuziją, kad pasaulis yra nuspėjamas, valdomas, kad jei aš viską padarysiu teisingai, viskas ir bus labai gerai. Ir dažnai aš pastebiu šitą kontrolės dalyką pas savo klientus, kurie turi labai didelį perfekcionizmą, bet pavyzdžiui, perfekcionizmas pas juos per tą kontrolę nepasireiškia visose gyvenimo srityse. Dažniausiai aš pastebiu, kad pasireiškia darbe, kad žmonės griebiasi tos kontrolės ten, kur, jie išeina gauti. Tai per darbinius pasiekimus, KPI įveikimus, metiniai visokie apskritai tikslai, asmeniniai su darbu susiję, nori vis greičiau kilti karjeros laiptais. Kiek pas mane ateina jaunų specialistų, kur vos ne viskas po metų, aš noriu tapti įmonės CEO ir atrodo toks, pailsim šiek tiek, pabūnam vienoje vietoje ir pažiūrim, kas čia dabar vyksta. Tai kad ta kontrolė nebūna visur ir tas perfekcionizmas, grinai, dažniausiai darbiniai srity, arba būna namuose. Bet čia jau aš taip manau, kur žmogus daugiausiai praleidžia laiko, ar darbe, ar namie, tai ten ta kontrolė ir, pasireiškia. Ir tada, aišku, kas būna su ta kontrolė, kad jeigu aš kontroliuoju, sakykim, darbą, visus savo pasiekimus ten, man tada automatiškai atrodo, kad aš ir kontroliuoju visas kitas savo gyvenimo sritis, nors dažniausiai taip nebūna, kaip tik slysta ta kontrolė iš rankų, galbūt kažkur sunkumai namuose, asmeniniam gyvenime, tarp asmeniniuose santykiuose, savo prasmės ieškojime, savirealizacijoje ir atrodo, kad bandau sukontroliuoti, vienintelį įmanoma sukontroliuojant,
bandau sukontroliuoti vienintelį kontroliuojantį daiktą, tai yra darbas ir vat, grinai per tą perfekcionizmo, tobulumo, tarimo siekimą. Ir va čia tokie slypi spastai. Manau, kad kuo daugiau bandome kontroliuoti, to faktas labiau jaučiamės įsitempę, atsiriboję nuo savo to tikrojo gyvenimo ir negyvenam tame čia ir dabar momente. Nes, realiai mažai kas yra mūsų rankose valdoma. Mes negalim valdyti savo ne visada santykių, mes negalim kontroliuoti kitų žmonių, mes net patys kartais savo emocijų negalim kontroliuoti ir elgiamės ne taip, kaip norėtume. Tai vat perfekcionizmas tampa kaip tokiu skydu, šarvu. Jis suteikia trumpalaikį saugumo jausmą, bet kartu ir atima galimybę būti laisviems, būti spontaniškiams, priimti save tokius, kokie esame. Tai toliau tas per vengimą. Tai aš apskritai skirstant perfekcionizmus arba kaip galėtų atsirasti, kas slypi už to perfekcionizmo, aš supratau ir pamiršau galbūt dabar paminėti, kad niekada jie tokie pavieniai nevaikšto. Dažnai gali visi 4 būti vienu metu, tai yra ir kontroliuojam, ir vengiam, ir jaučiamės nepakankami, ir dar tą kažkokį socialinį spaudimą turim. O kartais gali būti koks 1-2. Tai irgi svarbu neieškoti savyje dabar tik tais to, arba tik tais to, gali būti kartu, gali jie visiškai susimaišyti ir, žodžiu, nekategorizuokit, kaip aš dabar bandžiau suskirstyti. Tai apie vengimą, kad toliau einant prie to perfekcionizmo. Tai dažnai už to siekio būti tobulam, nepriekaištingam, gali slypėti baimė susidurti su savo jausmais, kur tie jausmai kelia mums tam tikrą diskomfortą. Tai gali būti gėda, kaltė, tas pats nepakankamumo jausmas, apie kurį vėliau kalbėsiu, baimė galbūt nuvilti save arba kitus. Ir kai visa ta energija susideda į vieną, nežinau kaip rezultatą, taisyklės, tvarkos, užduotis, tai tampa tarsi toks bėgimas nuo to, kur skauda. Kur, nežinau, jeigu aš nenoriu būti vienoje vietoje, nes jeigu aš būsiu ramiai, aš tada pradėsiu staiga jausti arba galvoti ir viskas, aš to nenoriu daryti, tai aš einu, aš bėgsiu, aš užsimsiu, aš multitaskinsiu, sieksiu karjeros, tvarkysiuos namus, darysiu 10 darbų vienu metu, bandysiu viską padaryti tobulai iš pirmo karto, tik kad negalvoti, tai kur man skauda. Ir užsiėmę to tobulumu, mes faktas neturime laiko sustoti, išgirsti, ką jaučiame ir mes to nelabai norim. Perfekcionizmas tampa tarsi tokia kaip apsauginė strategija, kad vietoj to, kad mes jaustume, mes darom, mes vėl nebūnam čia ir dabar. O čia ir dabar momentas yra be galo mums svarbus žmonėm visą laiką. Ir vietoj to, kad mes priimtume savo tą pažeidžiamumą, slepiamės už veiklos, slepiamės už tų pasiekimų, tai tampa, kaip sakau, toks saugus, bet labai brangiai kainuojantis būdas gyventi, nes ilgainiui vis mažiau jaučiam ryšį su savim, tai dingsta ta harmonija, aš taip sakau, tarp kūno ir proto. Toks, kaip nežinau, kaip signalas nutrūkęs būna. Ir su laiku faktas, kad tie patys pasiekimai nebedžiugina. Reikia didinti pasiekimų dozę. Reikia vis kelti naujus lūkesčius, laužtis pro lubas. Ir galiausiai pradeda trūkti tokio, nežinau, vidinio, gilesnio išgyvenimo, dingsta prasmės pojūčiai, atsiranda nerimas, nebesuprantam tai, ką aš čia darau, ko aš noriu ir linko, nežinau, aš einu ir bėgu. Ir dabar bepasakojant jum, mintise aš įsivaizdavau tiesiog kaip kartais ir aš pati save anksčiau pagaudavau tokiam vaizdinį, kur, žinot, būna jūrų kiaulytės ir jos sukasi savo tam ratukai ir atrodo, tu bėgi, tu įdedi kraujo, prakaito, visko, tu pluši tom savo kojytėm kiek įmanoma daugiau, bet tu realiai stovi vietoj. Ir tu niekur nenubėgi, nes tu tam rate sukiesi ir man čia tokį vaizdinį gavau dabar pasakojant jum apie kontrolę, apie vengimą, kad atrodo, noriu kontroliuoti
bėgu nuo jausmų, bėgu nuo visko, bet realiai, nu, nepabėgsi. Jeigu būtų galima taip puikiai vengti, aš manau, terapeutai darbo neturėtų. Ir visi būtų pasiekę savo karjeros visas viršūnės. Tai trečias tas, tada einam toliau prie to punkto. Tai perfekcionizmas dažnai yra mūsų toks būdas siekti pakankamumo jausmo arba vengti to nepakankamumo jausmo. Tai daugelis žmonių linkusių į tą perfekcionizmą viduje nešasi tokį tylų gal įsitikinimą, kad aš esu vertas tik tada, kai esu tobulas. Arba manęs užtenka tik tada, kada viską padarau gerai. Ir man toks skamba labai vartotojiškas santykis su savimi. Nežinau, vat, kaip nusiperku kažkokį daiktą, arbatinuką namo ir jeigu tas arbatinukas man tobulai nekaitina vandens, neparodo temperatūros, kurią aš galiu pasirinkti, nėra mano mėgstamos spalvos, kuri estetiškai tiktų prie interjero, tai man jau jisai yra nebereikalingas. Nu, va taip labai daiktiška. Ir va su tuo perfekcionizmu, nu, va, jo, taip yra ir aš tą pamatau ir mačiau anksčiau pas save, dabar matau pas savo klientus, pas kitus artimus žmonės. Ir įdomu yra paklausti jūsų, ar kažkam yra buvę panašių minčių, kad, nu, jeigu aš nedirbu, arba jeigu aš nesu tobulas, lygu aš, nu, nevertas. Tai jeigu norit, galite pasidalinti savo patirtim, kviečiu pakalbėti į eterį. Jeigu ne, galite parašyti. O, taip, matau. Ta šypsenėlė gera su mirksniuku. Jau profesionalaus to tokio patyrimo turėjus, etatinis jau gauna. Taip. Aha. Gal dar kažkas? Jeigu ne, tai jūs man tik duokit pakalbėti, aš galėčiau čia ir 3 valandas iš tikrųjų kalbėti, man visai patinka. Manau, gerą profesiją išsirinkau savo. Na, tai supratau, kad jo, tikrai būna, matau, dabar irgi parašę. Jo. Tai iš tiesų, tai žinoma, kad taip ir dar darbe, ir įvairiose srityse, tai tikrai girdžiu save ir viską labai, labai kruopščiai ir labai nuosekliai. Ir turbūt, kad aš ėjau būtent tuo keliu. Tai ačiū Jums. Ačiū labai, kad pasidalinot. Nu, faina ir girdėti tokį ir grįžtamą į ryšį, bet diskusijos ir kad, nu, išgirsti, kad tai tikrai yra aktuali tema. Ir kaip kažkas pradžioj sakė, sveiki perfekcionistai. Tai jaučiuosi, kaip žinot, per filmus būna tas anoniminio alkoholikų susitikimai, kur sveiki, aš esu Silvija ir aš esu perfekcionistė ir visi labas Silvija. Tai va, irgi taip, keliat ranką, Leonardai, ar prisijungėt prie klubo, ar pakalbėt norit? Ne, aš norėjau gal pasakyti, atlietuot apie tą pirmąjį tą per kontrolę kažkaip tai šiemet, šią vasarą labai gerai pagavau pats save. Nu, turėjau, ta prasme, tokį renginį, kaip ir organizavau bendruomenę kitą ir mūsų dalyvavo 63 žmonės Alfa Run bėgime. Nu, ir aš kaip organizatorius bėgiau ten pirmin atgal, kad čia visi komandiškai bėgam. Ir paskui, kai pradėjo stipresni, nubėgo į priekį ir aš nervuotis pradėjau, kodėl jūs nepalaukit silpnesnių. Ir supratau, kad aš stengiausi suvaldyti, sukontroliuoti visus 63 žmonės. Ir tai buvo apie mane. Ir man buvo toks bam per pakaušį. Tai kad aš noriu viską sukontroliuoti. O taip iki tol net nesusimastydavau. Ir ne, tai tikrai ne apie mane. Tai toks suvokimas atėjęs. Ačiū labai, kad pasidalinot. Gilę, keliat ranką. Sveiki. Galvoju, sveika Silvija, labai smagu tavęs klausyti. Dar galvoju apie 2 dalykus, kol kalbė. Vienas tai perfekcionizmas ir tas toksai man projekcija perfekcionizmo yra į ateitį. Tai atrodo, tada mes pamirštam tą posakį enjoy the trip ir mes einam iki to taško B, nes kai jau būsiu tobulas, tai būsiu. O kitas dalykas, apie ką galvoju, tai kad kalbam apie išorinius dalykus, kurie siejasi su vidiniais, bet ir saviugdos temoj. Ir pati save pagaunu, ir kitus kartais pastebiu, kad jau kai 4 metus nueisiu į psichoterapiją, pabaigsiu Povilo coachingo kursus, tai jau tada bus perfect. Tada niekas manęs neerzins,
netrigerins tai ir viskas bus labai gerai. Tai va tokia irgi kažkokia projekcija, kuri atima žmogiškumą, žavisi gyvenimu, atrodo susijusi glaudžiai su perfekcionizmu man. Jo, va tas yra, kad dirbsiu su savimi ir galbūt bus ok ir nebereikės, tai aš galiu tiesiog pasakyti, kad aš esu batsiuvys be batų. Manau, čia yra geriausias pasakymas. Vien dėl to, kad apskritai aš tikiu saviugdos, nu tai yra viso gyvenimo kelias. Tai yra tas balanso ieškojimas, gyvenimas tame ir toks labai nerealistiškas lūkestis, kad viskas atlankysiu, va ir tą coachingą ir 4 metus terapijos ir kad daugiau nebeapturėsiu kažkokių tendencijų. Nu, aš manau, ne. Gyvenimas, aplinka, viskas keičiasi, mes keičiamės ir tas pastovumas turi būti palaikomas. Aš visą laiką duodu tokį pavyzdį kaip su dieta, kur jeigu aš turiu viršsvorį ir man reikia jį numesti dėl savo sveikatos, ten, kad nebūtų antro tipo cukrinio diabeto ir taip toliau, nu tai aš jį numetu, viskas tvarkoj, bet jeigu aš toliau nebesilaikysiu tos sveikos gyvensenos ir valgysiu ten, nežinau, cholesterolio pilną maistą ir McDonald's pusryčiai, pietum ir vakarienėm, aš vėl grįšiu prie to pačio taško. Tai rodo, kad nu tai galiausiai gyvenimo būdas turi būti ir visą laiką tokia siekimybė ir eiti link to. Tai ačiū, Gilė, už pasidalinimą ir komentarus. Taip, Laima. Aš labai trumpai iš tiesų kažkaip galvojau, na, vat jūs vis tiek dauguma esate pabaigę coachingo mokyklas ir dirbate su žmonėmis, tai kažkaip galvojau, kad viskas ok, viskas jau jūs tą, kaip ten tą slenkstuką peršokę ir kad daugiau tokio nėra. Tai man iš savo pusės bent smagu girdėti, nu, kad tai yra nuolatinis darbas, nuolatinis procesas. Tas žmogus toks sudėtingas ir atrodo nepakanka jam, va, čia pat susitvarkiau ir viskas, o kad visada balansuojame. Jo, ir kitaip, ir kartais būna dienų, kai atrodo, kad balansuojant vienos kojos, o kartais stabiliai stovi ant dviejų. Gyvenimas keičiasi, sakau, aplinkybės ir viskas tvarkoja, jeigu vieną dieną neišeina, o kitą dieną padarai kaip geriausiai išeina. Svarbiausia, nepamesti to. Tai va, tai ačiū labai už pasidalinimus. Einam toliau į temą. Faina buvo irgi taip gyvai pakalbėti, nes nebe su ekranu ir nebe su savim kalbu. Tai tas smagu. Tai va, labai iš tikrųjų žmogiškas troškimas yra būti matomu, vat kas dabar ir pasakėt, kad turi to perfekcionizmo ir parašyti komentarus, kad irgi vat yra noras ir apie tą turėti, nežinau, pakankamumo jausmą. Tai labai žmogiškas troškimas norėti būti matomu, priimtu, įvertintu, bet kaip ir šiandieną mes kalbam, kad kai mes savo vertę matuojame tik rezultatais, pripažinimu, klaidų nebuvimu, mes nuolat liekame, tada tokie tušti. Nes tobulumo riba vis tolsta, nes mes ją vis kažkur kitur nusibrėžiam ir kiek bebūtume pasiekę, vis atsiranda dar vienas bet. Tai va tas bet, mano konsultacijose, mano klientai žino, kur jeigu jie sako bet, aš juos iš karto stabdau, ypač tie, kurie labai išreikšti perfekcionistai yra, nes atrodo, vat ką aš išgirstu, kad žmogus pasako kažką gero, vat sakykime, man darbe pavyko tas, arba aš save sustabdžiau, aš pasakiau, kad nebegaliu priimti dar vienos užduoties, nes vat mano darbų krepšelis yra pilnas. Ir tada pasako, bet. Ir atrodo, tas bet viską nurašo ir nubraukia, ką sakė prieš tai. Tai jeigu vat, jūs pastebit pas save, kad dažnai kažką pasako teigiamo, pakankamo, viskas tvarko ir tada pasakot bet, stabdykit save, kad nebūtų bet, tačiau uždėkit tašką. Ir tęskit, kad ir kitą sakinį, bet duokit savo vat, užsidėti tą tašką ir, manau, jau pajausite didelį skirtumą, taip kaip kalbat su savim. Nes, kaip kalbam su savim, galiausiai tai ištransliuoja ir mūsų tokius įsitikinimus apie save. Ir iš tokios psichologinės pusės, va tas, nežinau, pasakymas bet, pakankamumo jausmas yra bandymas, užglaistyti, galbūt tam tikrą vidinę žaizdą. Tai tą vietą, kur kažkada galbūt mes neišgirdome, kad esam pakankami, tiesiog būdami savimi, būdami čia ir dabar.
Todėl kelias iš perfekcionizmo nėra tapti mažiau atsakingu ar motyvuotu, ar išmokti patikėti, kad tiksliau išmokti patikėti, kad mūsų vertė nepriklauso nuo mūsų rezultato ir kad kartais yra tiesiog gerai padaryti taip, kaip išeina, arba taip, kaip tame momente geriausiai išeina. Mūsų pajėgumai, jie kiekvieną dieną skiriasi. Ir svarbu priimti, kad esame vertingi ir tada, kai klystame, kai nepavyksta arba tiesiog esame žmonės, nes parodykit man nors vieną žmogų, kuris gyvena tobulai ir jisai niekada nedaro jokių klaidų ir neklysta ir ypatingai tam, kuriam kažkas pavyksta iš pirmo karto. Jeigu pavyksta, tai nežinau, man iš pirmo karto kažkada pavyko durnio žaidimą žaisti, bet sako, ten beginner's luck, o toliau nematau tokių vietų. Ir aišku, nėra, kad mes patys norime pasijausti pakankami, mes ir norime, kad kiti žmonės mus pastebėtų ir pagirtų. Aš manau, čia yra dar apie tai. Ir jeigu būsime produktyvus, viską atliksime teisingai, sieksime tų rezultatų, niekas neteis ir nepasakys, niu, per daug darai, kaip tik ateis, pagirs, nekips prie mūsų. Ir va čia yra toks slidumas, kad tuoj kažką rašot. Žodžiu, pabaigsiu sakinį, vėliau perskaitysiu. Kad čia yra toks slidumas, kad išeina, kad mes su laiku tampam ko priklausomi, aš taip sakau, nuo kitų žmonių. Mes patys savo neduodam patvirtinimo dėl to, kad mes laukiam, kol kitas ateis ir patapšnos mus per petį ir pasakys, va, Silvija, tu šaunuolė. Tai tikslas yra šitą dalyką apsukti ir kad darytume tai, nežinau, kas patiems mums atneša džiaugsmo, kas mus privers pačius jaustis gerai apie save, neieškodami to patvirtinimo arba angliškai aprūvalo, iš kitų žmonių. Tai paskutinis tas punktas apie tai, per kokius kelius gali ateiti perfekcionizmas, tai aš išskyriau tą socialinę tokią aplinką, spaudimas, greičio kultūrą pasirašiau, kad kaip išorė aplinka gali stiprinti mūsų mąstymą arba mūsų norą eiti tas tokias tobulybės. Tai pirmą aš išskyriau socialinius tinklus, atsiprašau, baisiai nosinėšti, išskyriau socialinius tinklus, žiniasklaidą, tai kai galiausiai viskas, kas yra tobula, tampa tokia, pavadinkim normą. Atsidarykim Instagramą ir pamatykim, kaip visi, arba tą patį Facebooką, kaip visi gražiai gyvena, kokios gražios šeimos, niekas niekada nesipyksta, visi tik perka didžiausius namus su prabangiausiai įrengtus, keliasi 4 ryte, sportuoja produktyvus, mamos ir vaikus prižiūri ir karjeras padaro, išsportuot nueina ir celiulito neturi ir sveikai maitinasi ir niekada neverkia. Ta prasme, tiek visko daug yra tose socialiniuose tinkluose, straipsniuose visur, kad atrodo, tai jeigu visi gyvena taip tobulai ir tada mes pradam lygintis, kad aš tai ne taip gyvenu. Aš turiu dienų, kai noriu papūt, aš kaip sakau, ant sofos paskrolint, nieko neveikt. Yra dienų, kai aš noriu nueiti pizzą suvalgyti, yra dienų, kai aš noriu pasportuoti ir aš būnu produktyvi ir galiu pasiekti darbe rezultatų. Ir manau, ta socialinė ta dalis, lyginimasis savęs labai taip mus gali vesti tokį, nežinau, ir angliškas pasakymas rabbit hole, kur kaip zuikio ta iškasta tokia duobė, kur, nežinau, per Alisą stebuklų šalyje, gal matėt filmą, kur krenti ir krenti ir krenti ir krenti, tai į tokį. Tada antrą punktelį čia išskyriau, tai greitai augančią kultūrą. Angliškai tai vadinasi tas fast growing culture, kad viskas yra čia ir dabar. Kas dirba įmonėse žino, kad kada tau reikėjo ASAP, vakar man reikėjo šitų duomenų, vakar man reikėjo šitų, pasiekimų. Ir irgi ta greita kultūra, kur mes visko norim čia ir dabar, mes nebenorim laukti. Jeigu aš užsisakiau siuntą, aš jau noriu, kad ją vos sekančią dieną ryte pristatytų. Jeigu aš noriu valgyti, aš nenoriu restorane ilgai laukti, aš noriu, kad man čia ir dabar atneštų maistą. Ir viskas per tą tokią greitėjančią skubėjimo prizmę. Aš manau, ir tai tikrai žadina tokio perfekcionizmo, greitų, tobulų rezultatų čia ir dabar. Ir kartais man patinka nuvažiuoti į kokią Ispaniją,
mano šeima Tenerifei gyvena, aš ten juos aplankau ir man patinka matyti, kaip ispanai ir dar saloj, jie niekur neskuba. Nei vieno žmogaus gatvėje nepamatysi greitai bėgančio, einančio, jie turi pietų pertraukas po kelias valandas, aišku, ten darbai nelabai pasidaro, nėra produktivumas jų stiprioji pusė, bet esmė, kad žmonės mėgaujasi laiku, o atrodo pas mus, bent jau kai aš dirbu ofise, kuo greičiau pavalgyti, kuo greičiau dirbti, kuo greičiau padaryti, čia ir dabar visko, visi bėga, lekia ir, nu ir vat, tas perfekcionizmas iš to. Ir dar aš taip galvojau, ar iškelti šitą punktą ar ne, kai kuriam gali patikti, kai kuriam ne, galit paprieštarauti, man irgi patinka diskusija šita dalis. Tai yra, kaip tam tikras lytis veikia skirtingai socialinė, nežinau, aplinka. Tai didžioji mano klienčių dalis yra moterų, aš pati esu moteris, tai aš sakysiu iš šito laivo pusės, bet tikrai norėsiu ir vyrus išgirsti, nes va čia man galbūt trūksta to. Tai aš pastebėjau, kad ir ta socialinė aplinka, jinai kelia moterim tokių perfekcionizmo, kad apraiškų, kad moteris turi būti gera karjeroje, gera namie, susitvarkius, pasportavus, čia jau grubiai, be celiulito, pastoviai produktyvi, vyras laiminga, šeima laiminga, darbai laimingi, su vaikais ir valgyt, ir pagamina, ir burelius nuveža, ir viską. Ir atrodo, tokia didelė rolė, nu vat, nežinau, vienam žmogui išeina. Tai vat, kaip moteris jum yra, ar jūs jaučiat, kad vat, socialinė aplinka gali didinti vat, tą perfekcionizmą, dar labiau jį spausti ir labai norėčiau čia ir vyrus išgirsti, kaip jūs manot, kaip jūs socialinė aplinka spaudžia, nes yra ir socialinės aplinkos to spaudimo į perfekcionizmą ir iš vyrų, aš manau, pusės faktas, kad išlaikyti šeimą, uždirbti, būti, nežinau, ramstis, visą laiką stipriam, būti, palaikyti šeimą. Tai irgi gali nuvesti tokias perfekcionistinės, nežinau, tendencijas, vis kažkaip save spausti, tobulumą iš pirmo karto padaryti dalykus. Tai vat norisi jūs čia išgirsti. Gal kažkas kažką rašėt, nes man kažkaip čato nebemeta. Čiate yra, bet daugiau čiate tie atliepimai iš anksčiau, žinai, kurie buvo, Jo. tai gal dar reikėtų tada, bet dabar tai, kai paklausai, dabar galvoju, žinai, o tai kas pirmi dabar jums atsakinėti, ar moterų, ar vyrų? Vargu, kas norit. Okay, tai čia nėra esmės. Gerai, tvarko, tai kas tada, ar matau, Leonardas jau ranką pakėlęs. Taip, Leonardas. Tai aš galiu gal tada ir atliepti, nes jo, pas mane tas perfekcionizmas yra labai ryškiai pasireiškęs, aš tą suprantu, bet aš tai ir priimu, tiksliau bandau jį įveiklinti, kad jis man nekenktų, o padėtų, nes aš pagal Clifton Strengths testą mano pirmoje vietoje yra konkurencija. Ir man prireikė 1,5 metų, kad pripažinčiau tai, jog aš lyginuosi ir konkuruoju su kitais ir noriu būti geresnis ir geriausias, bet vis dabar savo primenu, kad noriu būti geresniu nei vakar buvau. Aišku, ne visą laiką tai pavyksta, ypač kai trūksta poilsio ir panašiai. O jeigu atliepiant apie tą socialiniai, aplamai bendruomeniai, visuomeniai, yra tas mano suvokimu, kad vyras irgi turi būti ten tvarkingas, ten su six-packu, geras automobilis, geras darbas, kad išlaikytų šeimą, ten vaikus, žmona galėtų nedirbti. Ir yra to ir dar tas, jeigu apie tą patį tikrąjį vyriškumą, kaip daug kur yra dar nuo senų laikų, sakyčiau, nuo sovietinių laikų, bet manau, dabar, kai gilinos labiau ir pasaulyje, yra tai, kad tas toks, nežinau, kaip muskulizmas galbūt vadinkim, kad tikras vyras, tai jisai negali rodyti emocijų, jis turi būti bejausmis, šaltakraujis, tikras vyras niekados neverkia, nors mano nuomonė yra, ta prasme, priešingai, tai čia yra, ta prasme, atgyvena tokie mąstymai, bet daug kam yra tas užsisklendimas ir tipo, jo, aš turiu būti toks ir įsijungia irgi perfekcionizmas. Jo, tikrai tą irgi pastebiu, kad dar vis yra tų tokių senų pažiūrų, kad vyrai, jie stipri, jie turi stiprus, jie neverkia, vat kaip dabar sakot, Leonardai,
Man kaip tik atrodo stipriausias žmogus yra tas, kuris gali būti ir pažeidžiamas, kuris žino, ką jis jaučia, kuris gali įvardinti ir tikrai parodyti. Ačiū labai, kad pasidalinot. Toliau, Ernestai, ir dar mačiau, kažkas kėlė ranką. Ai, daug kas. Yra ir Laima, ir Ernesta, ir Deimantė, čia Jo. rankos sukeltos, tai dabar taip iš eilės gal ir šokam. Tai gal aš iššokau. Aš tiesiog tik pagalvojau tai, kad nekalbėti atskirai vyrai ir moteris, bet jeigu apie santykius, tai jeigu šeimoje, tarkim, moteris, nu, tokia jau jinai va taip, ir tada vyrui tada darosi nesaugumas, jis tada irgi spaudžia save, kuo daugiau padaryti, kad įrodyti tą vyriškumą. Tai va tai šeimoje, jeigu žiūrėti santyki, tai labai vienas kitą arba pakelia, arba paspaudžia žemyn. Tai va tas vyriškumas labai ir nuo moters labai priklauso. Jeigu jinai tokia vat karjera, jinai skuba, jinai viską daro, tai jis tarsi lyginasi su ja. Tai jeigu atsipalaidavimas, tada ir santykiuose taip ramu. Gerai, ačiū. Toliau kas Deimantė arba Ernesta. Gerai. Aš galiu atliepti. Visai nesenai vienos organizacijos vadovų bendruomenė diskutavome tokią temą apie perfekcionizmą ir vyrų ir moterų rolės. Ir aš pati atstovau tą pusę, kad mes moteris, turim daug rolių, bet tai, kad susivardinai ar ne mamos ir karjerą reikia daryti ir kad tu gera vadovė turi dar įrodyti, kažkaip atstovėti, to virškumą turėti. Ir toje diskusijoje gavau tokį gerų šaukštą į kaktą iš vyrų perspektyvos ir niekada nebuvau susimąsčiusi, kai jie įvardino, kad jie jaučiasi, kad jie irgi turi pagrįsti, kad jie lygiai taip pat kaip moterys geba būti geri tėčiai ir ten galbūt minkštesni vadovai ir toms moterims, kad vietos užleisti. Tokia buvo įdomi akimirka, kai aš pagalvojau, kad matyt, va, tas skirstimas pagal lytis arba pagal rolės, kurias atliekam, jau turėtų gal truputėlį eiti link atgyvenos ir aš pati nešiausi tą tokį pakankamai stereotipinį įsitikinimą iš savo patirties, iš savo pusės, bet išgirdus kitą pusę toks naujas kampas gavosi, kad ir čia gali būti to perfekcionizmo, vien tai, kad mes bandom pasilyginti, kurie tų rolių turim daugiau ir kaip mes jas nešam. Oi, taip, dėl to, va, čia vienas iš tų punktų, kuriuos aš ir norėjau įdėti, nes mes patys ir pasilyginam, bet ir kiekviena ta lytis gali ir tą patį jausti per skirtingą kampą. Dėl to, va, faina ir jūs labai išgirsti yra. Taip, Deimantė. Tai ačiū, Silvija, šiaip labai iš tikrųjų įdomu ir šiaip manau tokia tema, kur dar stigma tokia gyva, aš bent susidūriau iš darbo rinkos, stebint, kaip daug kas vis dar mato perfekcionizmą kaip tokią kaip teigiamą savybę, ne, aš perfekcionistas, kaip gerai, kaip tikriausiai performinu ir kiek daug tame yra jėgos. Tai labai įdomu matyti ir kalbėti per tai per kitą būtent perspektyvą. O šiaip man dar labai realiai siejasi būtent su lūkesčių tema ir atsparumu. Nes, bet kurio irgi nesfero žiūrėsim, ar tai būtų darbinė, ar tai būtų būtent asmeninė kažkokia sfera, ne, vis tiek turi kažkokius lūkesčius iš kitų. Ir čia tada man visiškai ateina ta mintis, kiek tada atsparumo reikia tame ugdyti ir pirmiausia suvokti reikia, kad aš turiu tą perfekcionizmą kažkur, kažkas turi man lūkesčius, kiek tai susiję ir yra apie mane ir kaip aš galiu atsparus būti, jeigu man kažkas primetinėja, ne, ir kažkoks yra srautas. Aišku, aš čia gal turiu ir tos asmeninės tokios perspektyvos nemažai, kur atrodo reikėjo apdirbti tam tikrus dalykus, kad neužsidėti to spaudimo. Bet visiškai atrodo tos koreliuojančios temos. Ir dar paminėjo Leonardas tą Strength Finder testą, aš pati irgi dariusi su, tai labai gerą priminimą davė, pas mane irgi būtent toj pirmoji vietoje buvo, maximizer, kur tu darai, tai max turi būti. Bet iš tikrųjų, kiek tame nėra to tokio žavesio, kad tu visą laiką gali išspausti kažką. Man labai susijęs, ką tu paminėjai su vengimu. Nes siejant su vengimu, čia kaip tik gali būti didelis kliuvinys, kur mes kaip tik save sustabdysime. Ne kad tu kažką ten padarysiu, bet kaip tik ko aš nepadarysiu. Būtent vengdamas kažkokio, nežinau, baimės klaida ir kitos nejaukios emocijos. Jo, labai ačiū Deimantė už pasidalinimą, labai taikliai. Ir apie tai, ką mes šiandieną ir susirinkome. Realiai pakalbėti. Faina girdėti, kad ta tema yra kiekvienam artima ir kiekviena artima skirtingai. Nėra, kad mes visi jaučiam tą patį ar išgyvenam tai taip pat.
Ir va toliau apie va tą kainą, ką mes mokame, va jeigu mes bėgam, vengiam, kontroliuojam, galbūt viską darom, vienur vengiam, kitą bandom sukontroliuoti, turim dar tą spaudimą ant viršaus, tai kaina, tai nežinau, emocinė, gali būti santykių su savimi, santykių su kitais žmonėmis. Tai vat einant toliau ir noriu pakalbėti apie tą kainą. Ir tada, nežinau, mano mėgstamiausia būna konsultacijų dalis, kada naujai pas mane ateina žmogus, pasako problemą ir tada iš karto, tai ką dabar daryti? Tai vat perėsim prie tos dalies, tai ką galima būtų padaryti, kad tiesiog, balansuoti šitame dalyke. Ir nebūti prie, nežinau, ant vienos kojos, kuri yra ant virvės ir dar prieš kokią virš tiksliau bedugnės. Tai mes, kaip sakau, sumokam tokią emocinę santykių su savimi, psichologinę kainą. Tai perdegimas, asmeniškai pati tą patyriau, nerekomenduoju, kas nėra patyrę. Tada tokia pastovi savikritika, nepakankamumo tas jausmas, nuolatinis nepasitenkinimas, atitolinimas pačiam nuo savęs arba savęs nuo kitų. Ir perfekcionizmas, jisai vagia mūsų ramybę. Ir nes net kai mes pasiekėm kažkokį tai tikslą, atrodo, kad visą laiką nepakanka ir tas užburtas žiurkėno ratas, kaip pasakojau. Tai kas gali padėti paleisti tą tobulumo iliuziją ir kaip prieiti prie, nežinau, tos harmonijos. Tai turiu tokį pirmą punktą pasirašius, galvoju, jį noriu papasakoti per pavyzdį. Kartais man patinka duoti tokius vizualius pavyzdžius. Terapijoje dažnai būna tokių momentų. Tai, nežinau, tikriausiai yra žmonių čia vis tiek, kurie sportuoja, kažkada sportavo, laisvalaikiu sportuoja, tai tokį per sporto pavyzdį duosiu. Tai kartais, nors ne, ilga šiandieną, anksti kėliausi, tai būna sunku, ką noriu pasakyti, ištransliuoti garsiai, tai sekundę. Ok. Tai įsivaizduokim, kad sporto metu mes patempiam, sakykim, rankos raumenį. Aš jį patempiu. Ir aš toliau su tuo patemptu raumeniu einu į kačialką ir toliau kačialinu. Tai automatiškai, kas išeina, kad raumuo neturi laiko gyti. Ir aš tiesiog išmokstu su tuo dalyku gyventi. Tai yra mano kūnas jau nebereaguoja, kad čia yra patemptas raumuo ir kad čia yra uždegimas. Ir ką mums reikia daryti? Mes einam į reabilitaciją ir reabilitacijoje mums dar labiau sukelia raumens skausmą, kad smegenys pagautų, kad va čia man skauda. Ir tada mes galim pradėti gyti ir organizmas gali pradėti leisti gyti. Ir tas pats yra čia, kad kaip pradėti paleisti tą tobulumo iliuziją. Kartais užtenka tiesiog pastebėti save, pastebėti tą vietą, kur yra uždegimas hipotetinis, kad čia skauda ir viskas. Ir smegenys jos gali pačios susidoroti su problema ir kartais iš tikrųjų tik tais tos savistabos užtenka, kur vieną dieną mes save pastebim, kad, čia dabar vėl aš bandau eiti link to tobulumo, arba va čia jau vėl kažkur nuėjau ir išsikėliau dar didesnį tikslą. Kitą dieną vėl tas pats. Anksčiau mes save pastebėsim prieš pradedant kelti tą tikslą, arba prieš pradedant prisimti papildomą darbą, kuriam mes fiziškai neturim laiko ir pagalvosim apie save. Ir taip su laiku, su savistaba tiesiog gali tą problemą paimti ir išnykti. Čia toks fainas variantas, kur tikrai aš pamatau savo praktikoje, kartais to te užtenka. Tada, kaip galim toliau savo padėti, tai tapti autentiškam savo. Prisirašiau savo, taip ir skamba visai mandrai, bet iš tikrųjų čia yra tiesiog apie priėmimą savo teigiamų pusių, kur mes visi neabejotinai jų turim, ir savihipnozė, pritariu. Savo teigiamų pusių ir savo neigiamų. Tai yra tų stiprintinų, nemėgstu neigiamus, stiprintinų vietų. Priimti, kad aš esu ta Silvija, kuri ir stropi, ir myli savo darbą, bet ir aš esu ta Silvija, kuri kartais tingi, kuri ne visą laiką nori.
Ir priimti, kad aš esu ir ta Silvija, kuri kartais sproksta iš pykčio, nors žino, kad negalima, bet ir aš esu ta, kuri gali save nuraminti ir, nežinau, įžeminti. Ir, ir tiesiog bandyti eiti per tą savęs prieimimą, ir čia per tokį vidinį dialogą su savimi, tokį vidinį pokalbį, pastebėti, kaip mes pradedam su savim kalbėti, kokius mes pradedam tikslus iškelti ir realiai pradėti su savim diskutuoti taip, kaip mes diskutuotume su kokiu draugu. Jeigu jeigu aš turėčiau draugę, kuri man pastoviai sakytų, tu nepakankama, tu blogai darai, tu nedadarai, tai tikrai jinai nebebūtų mano draugė. Tai jeigu aš taip su savim kalbu, kodėl aš turiu save priimti ir su savim draugauti, jeigu aš savo tokia biški šlikšti būnu. Tai realiai per tą tokį pokalbį, ryšį, mezgimą, laiko praleidimą su savimi kartu, mes galim pasiekti tą autentiškumą, suprasti, kas patinka, kas tinka, pažinti save, pažinti savo pajėgumus. Toliau trečią dalį išskyriau, kaip mes galim, pradėti paleisti tą tobulumo iliuziją, tai per prasmę. Ir apie prasmę aš noriu pakalbėti apie Viktorą Franklį. Tai galbūt žinot knygą Žmogus ieško prasmės apie koncentracijos stovyklą. Žiauriai gera knyga, visiems ją rekomenduoju perskaityti po kelis kartus net savo gyvenime. Tobula knyga. Tai Franklis. Ir jisai yra logoterapijos pradininkas ir logoterapija yra grinai mokslo dalis apie realiai prasmę. Ir jisai yra garsus psichiatras išgyvenantis koncentracijos stovyklą. Tai čia toks mini intarpas apie jį ir kas yra su to perfekcionizmo, kad kada žmonės eina link to perfekcionizmo, to tobulumo, jie dažnai praranda prasmės pojūtį. O kada mes prasmės nejaučiam, lieka toks tik mechaninis darbas, rutina, spaudimas, užduotis. Tada pradedam jaustis, tarsi robotai dirbu, siekiu kažkokių įtarimų, tobulybių, bet nebejaučiu, ką man viso to reikia. Ir prie ko čia Franklis. Tai čia noriu pasidalinti jo, kad jisai sakė, kad didžiausia žmogaus problema yra prasmės neturėjimas arba prasmės pajutimas. Nes kai nėra prasmės, žmogus praranda kryptį, motivaciją, jį užvaldo rutina, išsekimas, ir jis tiesiog nebežino, tai kam aš tą darau, kokia prasmė yra siekti to tobulumo, siekti tos karjeros, kam viso to man reikia. Ir apie prasmę, tai kas yra baigę coachingą, tai žino, Povilas irgi, kuris, pamenu, ir man kalbėjo, kur tu coachingė klausi kliento, koks tikslas, o kam viso to reikia. Čia irgi apie prasmę yra. Ir Franklis pabrėžė tokius 3 pagrindinius aspektus, kuriems aš labai pritariu, kaip žmogus turi prasminti savo gyvenimą. Tai pirmas yra, kad reikia savai prasminti per veiklą, tai darbas, perfekcionistai, darbaholikai didelį čeką savo užsideda. Tada, kad save reikia įprasminti per išgyvenimus, per patirtis, tai gamta, muzika, kelionės, meilė, menas, santykiai, bet kas mums atneša tokio patyrimo. Ir tada trečias dalykas, tai per kančią. Kad kada atrodo, kad mes nieko daugiau nebegalim, kai atrodo, kad jau viskas pasiekėm dugną, visada mes galim tą jausmą įprasminti, net tada, kai atrodo, kad yra be galo skaudu ir sunku. Ir čia yra svarbu savęs klausti, ne kodėl man X ar tai atsitiko, o ką aš galiu šitoje vietoje padaryti, kad būtų geriau. Ir čia toks sudėtingesnis dalykas yra, kad niekas negali mums primesti prasmės. Tai aš negaliu ateiti ir pasakyti, Povilai, tavo gyvenimo prasmė turi būti šita, tu pats turi ją sau rasti. Ir kai gyvenam tam perfekcionizme, gali būti sunku, mes galim pamesti tą prasmės pojūtį, bet yra gerai prie to sugrįžti ir žiūrėti, tai kur aš toliau save galiu įprasminti, kaip aš galiu save įprasminti per veiklą, kas iš to yra, kas iš tos mano tobulybės, bet ir kaip aš toliau galiu save įprasminti, kad man darbas nebūtų viskas.
perfekcionizmą, dar paskutinis toks punktelis, žiūriu ir laiką, kad suspėtume, mes galime bandyti išjungti, kai mes gyvenime turim kitokius malonumus, kitokius pasiekimus, nežinau, iš darbo fokuso, dėl ko taip miniu darbo, nes tiesiog aš dažnai ir per tokią asmeninę prizmę ir per klientus, kad dažniausiai tas perfekcionizmas būna darbe, nu arba dar pas kai ką, nu va tas šeimos toks siekis. Tai mes galim tai bandyti išjungti per kabutes, kada ieškom kitų malonumų, pasitenkinimo, tai čia įsijungia ir dopaminas, kad dopaminas yra mūsų tas laimės atlygio hormonas, neuromediatorius, jisai tas tokio feel good jausmo duoda ir mes galim žiūrėti, tai kad mūsų tas vienintelis dopamino šaltinis nebūtų tik per mūsų pasiekimus ir rezultatus, bet tai gali būti tiesiog leidimas savo pasivaikščioti, atsipalaiduoti, pailsėti, gali būti per sportą, per tą patį santykį, nuėjimas vakarienę su artimai žmonėm. Daug yra dalykų, kas gali mums natūraliai užkelti tą dopamino jausmą. Ir svarbiausia, tada bandyti, kaip sakau, nuimti tą fokusą, kad tai nebūtų tik iš atliktų darbų pusės, o kad rastume savo kitokius šaltinius. Tai tiek mano to tokio monologo. Tai dabar matau, kad turim laiko ir Rita kelia ranką. Taip, ačiū Silvija visų pirma už pasidalinimą. Nevadinsiu to pristatymu, nes kažkaip priėmiau kaip pasidalinimą ir kadangi pati esu recovering perfectionist, tai labai daug kas rezonavo ir daug ką perėjau ir kaip faina, kad net Franklį paminėjai. Ir pas mane guli ant stalo Gabor Mate kurso medžiaga, kur būtent vakar ir dirbau ties autentiškumu versus attachment. Tai labai kažkaip rezonuoja, ką sakai. Tai ačiū tau ir norėsiu dar pasidalinti, kad aš per savo tą darbą su savim atradau, kad visose Povilo įvardintose mūsų mokslo metu keturiose srityse perfekcionizmas gali pasireikšti, man atrodo. Ir čia labai siejasi ir su perdegimo, ne, kad daugiausiai tiesiog kalbama apie darbinę aplinką, bet ir motinystėje perdegimas yra ir aš apie tai labai noriu pradėti kalbėti kaip kaučerė. bet jo, čia tiesiog mano atliepimas dar irgi. Ir aš turiu klausimą, ką tu manai apie tą požiūrį, nežinau, galima gal tai sakyti teoriją ar filosofiją, kad perfekcionizmas yra iš esmės traumos išraiška gyvenime. Tai faktas gali taip ir būti, sakykime, apie tą vengimą, apie nepakankamumo jausmą, kad, sakykime, auga vaikas, kuris niekada negauna to atliepimo iš tėvų, kad aš esu pakankamas, kad tu gerai darai, yra gyrimas tik už savo didelius pasiekimus, tai aišku, kad čia labai daug traumas gali slypėti tame ir tada tu eini per pasaulį ir toks duokit man patvirtinimo, kad aš esu pakankamas. Kai iš tikrųjų tai norisi tėvų tiesiog pripažinimo, o ne viso pasaulio. Tai jo. Aš perėjau šitą, jo. Bet pastebi, ar ne, dirbdama irgi, kad tiesiog tai gali būti kaip, nežinau, traumos išraiška, ne, su kuria galima irgi susidraugauti, kažką padaryti su tuo. Oi, tai taip, aš sakau, šitą temą galima kalbėti ir aš galėčiau čia sėdėti ir atrodo, kaip čia dabar pasižiūrėti, ką aš per valandą laiko galiu pasakyti, tai ir išeina, tokia ledkalnio viršūnė, tik tais, kiek mes čia dabar per tą valandą spėjom padiskutuoti ir kiek to gylio iš tikrųjų yra ir kiekvienas atvejis toks unikaliai gražus yra, kad mes galim, nežinau, kiekvieno jūsų patirtį diskutuoti ir diskutuoti. Ačiū labai, Rita. Ačiū tau. Ačiū, Rita, ir matau, dar ir Gailė turi, Gilė dar turi, turbūt ranka pakelta, kad klausimas, yra, Gilė. Prisidėjimas, galbūt refleksija šiek tiek, nes Silvija, ačiū labai už tos 4 būdus. Aš iš praktikos dar reflektavau, ką aš dar darau su perfekcionizmu. Tai kadangi kaip Eigilė padaro perfekcionistiškai, tai nėra taip, kaip, nežinau, Deimantė ten Rita, ar tu pati Silvija padarytum pagal savo perfekcionizmą. Tai kas man padeda, tai yra, pavyzdžiui, nežinau, vadovas paskiria kažkokį kompleksinį projektą ir aš darau ir varau pagal savo Eigilę standartą perfekcionistiškai ir niekart nepaklausiu vadovo lūkesčių. Nes kai jis pasakys, o jo lūkesčiai atsispirs nuo jo perfekcionizmo idėjos, tai jis gal į formatą visai nekreips dėmesio, ten, kur aš perfekcionistiškai bandau formatą iščiusti, bet jam turinys esmė.
Ir va Jo. taip aš bandau save stabdyti per komunikaciją, paklausiu, o kas jums svarbu, o koks bus geras variantas, good enough tas variantas. Ir man tai kerta per visus jo ten ekstra tuos effortus, kuriuos aš ten dedu į tą darbą. Jo. Ačiū labai. Jo, geras būdas tikrai lūkestį išsiaiškinti. Taip. Žiūriu į laiką, kad turim pusantros Jo, minutės viskam, žinai, pabaigti. Atitinkamai čia matau dar ir Laima ranką kelia. Dar ir skūlė pas mus buvo keli klausimai. Nežinau, kaip tada padaryti? Ką darom tokioje situacijoje? Kad būtų perfekt viskas, kas būtų perfekt. Lai, kad maksimum aš. Nežinau, ką darom. Laima, jeigu trumpai, ne, tada... Taip, aš tikrai labai skubiai, nes vis tiek turbūt jaučiuosi tokiu variantu, aš įprasminu, taip, didelė perfekcionistė esu, įprasminu per veiklą, labai daug dirbu ir veikiu visose srityse, per patirtį, tai kūrybinis ir gamtoje dirbu, ir kūrybą tikrai plėtoju, ir kančios turiu pakankamai, bet vis tiek to perfekcionizmo yra, tai bandysiu dorotis. Ačiū. Ačiū, Laima. Taip. Super. Ačiū, Laima. Galvoju tokį, žinai, va turi minutę, bet jeigu tokį pasimt blitz, aš turiu 2 klausimus, Silvija, gerai, bet yra jie surašyti pas mus kūlę ir galvoju dabar, arba tu atsakysi blitz, arba tada gausis dar Instagram'e storiai, kuriais reikės pasidalinti. Tai aš žinau, kad ir savininkas klausimo čia yra, bet labai greitai. Atrodo, kad visai šalia perfekcionizmo yra kokybės siekis. Kaip mažinant ribojančios savybės perfekcionizmo poveikį išsaugoti kokybės siekį? O Dieve, apie prasme. Man toks blitz atsakymas yra prasmė. Aha. Bet įprasminti, o vardan ko man tai yra reikalinga, vardan ko aš tai siekiu. Toks greitas čia ir dabar atsakymas. Super, ok, gerai. Bus ką pareflektuoti. Ir dar tada vienas. Taip. Klientai ir vadovas džiaugiasi perfekcionistais. Kolegos žiūri kreivai, o ir pats savo kenki, vis spausdamas link idealumo. Ar tas siekimas kada nors gali baigtis? Amžinas klausimas. Taip. Gali, ne? Blitz atsakymas taip. Super. Jo. Gali. Jėga. Tai kaip ir šitas dalykas gali baigtis, baigėsi ir mūsų susitikimas. Aš tik tai gal tikiu tokiu, žinai, kad gal tik šitas susitikimas baigėsi, nes nesibaigė kiti, nes dar tos temos turbūt čia dar užsigimė ir mačiau, kad kai kurie ir taipina, ir rašo, ir aš čia vieną kitą mintį dar, žinai, naujai pasirašyti. Bet laikas yra laikas. Silvija, ačiū tau labai už pristatymą, ir už savo požiūrio pateikimą, ir už tą tokį minčių dar, už tokį didžiulį, nežinau kaip čia užvadinti, lietų, kur dar mums čia bus kopa ir pasikalbėti su savimi ir turbūt su savo artimai žmonėm apie visus šitus dalykus. Ir kažkada galbūt ir su tavim. Jeigu mes šią tave dar kartą pamatysim, tai bus didelė dovana. Gerai, ačiū, man taip pat labai patiko, ačiū už pakvietimą, Povilai. Ir smagu buvo, kad ir įsitraukėt, mes dviese su tavim kalbėjom, tai dėkinga ir siunčiu širdelės ir jum atgal. Ačiū tau, Silvija, ir ačiū visiems. Dėkui, kad susijungėt ir susimatysim kitų metų, kitą savaitę turėsim dar kitą svečią, tai tada žiūrėkim, kaip čia kuo prasiturtinsim save. Tai Silvija, dėkui tau. Dėkui visiems ir susitinkam bendruomenį tada. Iki malonaus visiems. Ate.